Labas rytas visiems. Parašykite, ar matosi ir girdisi. Mhm. Turėčiau matytis ir girdėtis. Labas rytas visiems. Na ką, pasveikinkim rudenį ir išskleiskim savo vidinę saulę. Susikurkim savo vidinį pasaulį, savo vidinę būseną, kokios norim, su tyrumu, lengvumu, stabilumu ir ramybė. Lengvai, paprastai. Įteikiu procesus į kurią rankas. Priimu tai, kas tikslinga, tyra, iš to dieviško šaltinio. Esu priimamoji, priimančioji energija. Nuraminu savo protą, pakvėpuokit sąmoningų sujungtų kvėpavimu, atpalaiduokit kūną, pajauskit save kūne, junkim savo centrus per sąmoningą sujungtą kvėpavimą, įkvėpdami per burną šiaudeliu ir iškvėpdami su atodūsiu ar sujungtu sąmoningu kvėpavimu. Pajausk save kūne, pajausk ir priimk visą savo kūną, atpalaiduodamas tas kūno vietas, jeigu pajausi įtampas, kvėpavimu. Nuskenuok savo vidiniu žvilgsniu ir būk čia ir dabar kūne ir leisk savo subtiliems vedliams, kūrėjai, pakylėti tavo sąmonę į tą jėgos tašką, kuris yra šiandien tau tikslingiausias, į kūrėjo kvantinę sąmonę, lengvai ir paprastai. Tikiu, pasitikiu procesu, kas vyksta, neuždarau durų savo žinojimui, suvokimui, pajautimui, sakydamas, kad nieko nesuprantu, nieko nežinau, nieko nejaučiu ir visas tas vidinės pretenzijas patraukiu. Su kiekvienu meditacijos įkvėpimu vis labiau ir labiau atsiveriu žinojimui. Tai yra praktika, tai yra procesas. Svarbu nuraminti savo protą, pastebėk savo jausmus. Pasikviesk tyrą vaiką, lengvumą, džiaugumą, smalsumą, atvirumą ir tuo pačiu atsiverimą. Atsiveriu viskam, kas vyksta, suvokiu ir nesuvokiu, įteikiu procesus į savo subtiliųjų vedlių, mokytojų, angelų ar angelų ar euchimų sąmonę visai
ar į tą dievišką šaltinį, ar ramybę, ar šviesos erdvę, kaip tau norisi įsivardinti, kaip tau yra arčiau širdies. Duodu ranką savo aukščiausiam vedliui ir atsipalaiduoju. Ir taip pėdomis jaučiu žemę. Esu ryšyje su motinos žemės gajos ašimi, tyrumu, ten irgi kūrėjas, visa, kas yra supa mane, irgi kūrėjas. Ir aš ir tu, mes irgi kuria sąmonės dalelę. Dėkingumas, buvimas čia ir dabar, atvirumas, išreikštas ketinimas, pasitikėjimas, leidimas neskubėti, jausti, sąmoningas sujungtas kvėpavimas. Įsivaizduok, kad visa erdvė ir oras, kurį įkvėpi, atpalaiduoja, užpildo tyrumu, lengvumu, ramybe, pilnatve. Nurimsta protas, pastebėk kokios mintis, nesipriešink joms, nekovok. Stebėk tarsi nuo tilto savo proto bangas arba kaip debesėlius. Jie ateina ir išeina, o tu esi tame tarpe toj tuštumos, tylos, ramybės ir tų pačių pilnatvės ir klausos vis apimančios šviesos šaltinyje. Ten, kur tavo dėmesys, ten ir energija. Susilieju su savo širdies šventikla, su savo širdies vidinė tyla. Širdyje jaučiu išsiplėtimo jausmą, pamažu rimsta struktūros. Jaučiuosi ištįsusią. Ir savo dėmesio susitelkiu į tą savo širdies tašką, tylos erdvę, kur tampu viskuo ir tampu niekuo, tampu ta tyla, ta šviesa, ta meilė, tuo džiaugsmu. Galbūt pajuosi savo vidinį vaiką, apkabink jį, pasakyk, kad jau užaugai ir gali jo pasirūpinti, duok to, ko jisai prašo, galbūt jis nerimastingas, užpildyk meilę, paglostyk, pačiušiuok, paliuliuok ir kartu su juo keliauk į tą tylą, kabindamas išnyrančius jausmus, mintis, pojūčius, tavo vektorius,
tylos erdvė, buveinė. Tai, ką tu dabar turi daryti, tai atsipalaiduoti, kvėpuoti sąmoningu, lengvu, sujungtų kvėpavimu, neskubėti, leisti viskam vykti. Procesas vyksta daugiasluoksniškai, kurioje meilė šviesoje erdvėje, saugu atsipalaiduoti. Jaučiu ir pasaulio motiną. Vienu metu spinduliuojasi energetinis srautas į tavo tylos erdvę ir iš jo įvairiomis kryptimis matau įvairiausių figūrų ir vis tiek nesustoju nei ties vaizdiniu, nei ties jausmu, nei ties spalva. Keliauju vis į gylį, gilyn, gilyn. Grimztu į tą tylą. Jaučiu, kaip dešinės ausies būgnelis tarsi būtų kamštis ir lyg sklindanti ta šviesos banga stumtų iš ausų čakrų, iš ausų tų meridianų sankaupas. Ir visai nesvarbu, kas ten, kokie užstrigę žodžiai, girdėti žodžiai, netikslinga ar kažkokia destruktyvi informacija užsilikusi iš kokio laikmečio ar iš kokio gyvenimo. Tiesiog įkvėpk per šnerves, užspausk nosį ir išleisk garą pro ausis arba tau priimtinu būdu. Pamatyk, kaip angeliukai pro vieną ausį įpučia ir pro kitą ausį išeina. Šviesos žvaigždutės, viskas transformuojasi į auksinę šviesą.
Visi išreikšti netiksliniai, nesuvokti pasižadėjimai, nenoras girdėti iš šių ar praeitų gyvenimų transformuojasi kurioje meilė šviesoje. Aš apsisprendžiu ir išreiškiu sąmoningą ketinimą, kad girdžiu iš dabarties momento, iš naujos savo sąmonės, girdžiu vidinį vedimą, girdžiu ir suvokiu. Savo prigimtinę šviesą girdžiu, vidinį žinojimą. Girdžiu savo tyrumo dažnį, girdžiu savo procesus. Girdžiu savo subtilųjį mokytoją, kūrėją. Girdžiu širdimi, girdžiu ir tais naujais subtiliaisiais sensoriais, kurie dabar aktyvuojasi mumise. Pro tyrumo filtrą praeina žodžiai iš išorės. Ir viskas, kas sena, kas nebereikalinga, kas nebetikslinga, su meile ir dėkingumu, kas atitarnavo, atiduodu į kūrėjo rankas, į tą tyrąją, vaiskiąją ugnį, gelmę. Matau ir jaučiu, kad mano, tavo, mūsų vidinis girdėjimas iškart apsijungia su vidiniu suvokimu. Toj tyrumo erdvėje nėra pastangos. Gali būti visai, todėl protu nekuriu, tiesiog atsiveriu. Čia matau, kaip ir transformuojasi mūsų netikslingi pažadai tiek savo, tiek vizijos. Nes naujoj erdvėj, toj tyloj ateina tas vidinis girdėjimas, kurį priėmus ateina naujas suvokimas kartu su materinė potencialo jėga. Ir jeigu mes tikim, pasitikim, įnešam į materiją ketinimą
išreikštų sąmoningą ketinimą, kurį ir realizuojam dabarties momente. Matau beribį vandenyną ir žmogaus figūrą, kuris nusirengia ir nuogas, neria į tą gelmę ir susilieja su kvantinio kūrėjo sąmonė. Kiekvienas tas vadinamas jūros lašelis yra kūrėjo dieviškas kvantelis ir mūsų tyrumo vandenys ir mūsų kiekviena dalelė taip pat susilieja su tuo beribiu šviesos vandenynu. Toks lengvas buvimo jausmas, lyg plūduriavimo, išsiskaidimo, ramybės, tuštumos. Tai esi niekas ir esi viskas. Nėra jokių lūkesčių, nėra prisirišimų. Yra tik tas tylos garsas. Ir leidimas sau būti. Sako kūrėjas, įsivaizduok, vyksta gimdymas ir kūdikis sugalvotų pažiūrėti, gimiau ar ne. Jis yra procese, tikėjime, pasitikėjime, kaip ir sėkla pasėta į žemę, taip ir tavo išreikštas ketinimas subręs kartu su kūrėju, kartu įsimaterins, nes mes veikiame kartu, esame vieni dėl kitų. Pasitikėk, leisk viskam vykti, išlauk, grynink, įvaldyk proto mintis, išskleisk vidinę tylą, stabilumą. Per mažyčius kasdienius susitelkimus, tvirtą vidinę ašį, kartu su subtiliuoju pasauliu susikurs tos galimybės ir tu išgirsi ir pajausi savo vidinį tą kvietimą, impulsą materinimo veiksmui. Ir
Kas nusivilia, tai tavo susikurtos proto programos, ego įvaizdžiai. Savo įgūdį daryti tikslingus veiksmus išsiugdysi. Svarbu išskleisti savo vidinį žinojimą, įsilieti tą naują girdėjimą, suvokimą ir daryti tos žingsnelius. Ir jeigu jie ir nebus patys tikslingiausi, vis tiek jau nebebūsi taške A ir būsi nukeliavęs į tašką B ir susirinksi tas patirtis ir įgysi tas duotybės, į kurias tave veda kūrėjas, į kurias tave veda didžioji sąmonė, kurias tave veda, į kurias veda toje visuma. Įsiklausyk, pajausk savo ašį, tvirtybę, vientisumą. Stiprybę ir suvokimą, kad kuri amžinybėje ir esi to vientiso plataus pasaulio dalis. Augink savo vidinę jėgą. Aš sako, nesistenk taip apžioti per daug, nei gali tavo fizinės struktūros, nes turi būti dermė tavo asmenybės ir tavo aukščiausių planų ir tavo žemiškos realybės. Stiprink, nes parodė tokį vaizdenį, kaip maženčiukai, jeigu valgy didelį šliužą, jie gali pasitrinkti. Tai norėdamas labai didelių galimybių ir dar neturėdamas tam tikrų duotybių materijoje, negali susikurti, negali kūrėjas išskleisti tavo potencialo, kol nėra išugdytos paprastos, kasdienės struktūros, kad būtų vidinė darna, saikas, sveikas kūnas, kad pagautum naują mintį, valdyti tylą, suvaldyti vidinės būsenas. Ir tai yra darbas, tai yra praktika. Vieniems gali atsiverti. Turi vieni žmonės daugiau žemiškos valios, sąmoningumo, tyrumo potencialą, kitiems reikia padirbėti daugiau, išsiugdyti tą darbštumą, kantrybę, tikėjimo galią, pasitikėjimą. Mhm.
Dabar matau tokį kaip laikrodžio, smėlio laikrodį iš aukštesnių struktūrų, iš to vandenyno į naują tavo krantą gali išlipti į tą naują erdvę, erdvėlaikį. Teka tos naujos gijos, šviesos kodai, tos tokios miltelės materinės. Vyksta integracijos procesas. Tavo fokusu grįžk į save, į savo tylą, į širdį, į kūną. Neskubėk keltis, bet stebėk, kaip integruojas, kaip tu, kaip į tave įsilieja tos naujos dalelės, pajaus, kur kūne jos nueina, gal pro tavo pėdas įsilieja į žemės ašį, į aplinką, į tavo artimuosius, kaip išsispinduliuoja energijos perviršis, ar visų pirma tikslingai į tave kuria. Pasižiūrėk, čia taip, kaip tu jauti, gali būti lengvas pykinimo procesas, ar svaigimo, karščio, ar šalčio bangos, drebuliai, ar kažkokie spazminiai skausmai. Viskas yra gerai, išeina tos sankaupos energetinės. Visą prakaituoju. Yra kaip yra, gali būti visai. Tikslingai, kad procesai vyktų harmoningai, suderintai su kūrėjo valia, su mano valia. Pabandyk, apčiuopk išgirdėjimą savo naują. Padėkokim kūrėjai, vieni kitiems, subtiliesiems mokytojams, kūrėjo kvantiniai sąmoniai, savo aukščiausiams sąmonėms, subtiliesiems mokytojams, vedliams, didžiai sąmoniai, kosminiai sąmoniai, išvisatiniai realybei, būdų sąmoniai, angelams, archangelams, vieni kitiems, fiziniam kūnui, šiai asmenybei, naujai, savo tylai, išminčiai. Užfiksuok, kas pakito tavyje, kaip įsimaterina, kur nueina, kas vyksta, kas pakito. Skanuok, leisk, stebėk, iš naujo matymo ir girdėjimo. Matau kvantinį kubą. Tai mūsų bendrakūrybos rezultatas, mūsų sąmonių, nes ten subtilioje erdvėje žino, kas ir kur ir kaip ką daryti, kur eiti, kaip kurti.
Dar nepaleidžia srautas. Su tyrumu ir meilė žengiu į pasaulį, su tyrumu ir meilė paprastumu einu į kasdienį kūrybą, su tyrumu ir išmintimi darau kasdienoje veiksmus, su tyrumu ir paprastumu priimu kiekvieną žmogų į savo širdį, regėdamas jo dievišką šviesą. Apjungiu savyje vidinę tylos išmintį su vidiniu žinojimu, girdėjimu, matymu. Tikėjimo ir išminties vidinės galios spindulys susiderina su naujuoju vektoriumi. Matau, kaip aktyvuojasi tikimybių lauke naujos kvantinės kasos ir jos labai yra susipynusios kartu su DNR kasomis mūsų viduje. Labai jaučiau, kad atsirado vidinėje erdvėje laisvės kūrybai.
Visos transformuotos vietos užsipildo kūrėjo meilė, šviesa, tuo vidiniu žinojimu. Matau, kaip į rankas įduoda naują subtilų įrankį, pištuką. Jis yra neutralios spalvos. Dabar matau, kaip tas mūsų kvantinis kubikas įsimaterino ir kiekvienas mes įsukinėjom skirtingomis spalvomis, raiškomis, bet tame yra labai daug nedaug, bet tame yra toks smalsumas, žingeidumas, lengvumas, tai yra kaip kūdikis, noras surinkti tą vientisą spalvą ar kažkokį tą ornamentą, kūrybinės raiškos tas noras, tai patirti gyvenimo sąmonė tokia, kaip nori sukurti. Tai dar neteina žinojimas ką, tai pastebėk, pabūk ramybėje. Kažkas, matau, tiesiog įsispiria į šlepetes, į chalatą, pasiėmė kavos puodelį ir lyg ant jūros kranto stebi bangas ir leidžia sau nieko nedaryti, tiesiog būti, ilsėtis. Šit poilsis irgi reikalingas struktūrom, kad integruotųsi. Galbūt labai daug ir smarkiai dirba ir neleidai sau patirti to momento. Tai leisk sau. Kai kas, matau, eina šokti, apsimovęs raudoną suknelę, aistringai tango ir išreiškia savo užspaustą seksualinę energiją ar boksuojasi.
Dar buvo parodytas senas žmogaus kūnas ir atsisveikinimo momentas. Tai sako, nebeieškokit toj senoj realybėj, ką pametėte, ko atsisakėte, o atsigręžkite į tai, kas esate, ką kuriate, kuo tampate ir prisimink, kad per tyrumo vartus įeina išoriniai garsai iš išorės ir kad naujai girdi ir tavo girdėjimas yra susijęs su suvokimu. Palaikykim šito dėmesio, šitame dėmesį. Na ir ką, gražios integracijos. Dėkoju, kad buvote, esate. Priminsiu, kad nuolatinė praktika, kad visi atsakymai yra jumyse. Ačiū už atkreipimus, už palaikymą ir tęsime rudens kelionę sekmadieniais į vidinę tylą, į kurią esu vedama. Pasidalinkite, nes kiekvienas jūsų pasidalinimas ir jums yra labai gerai ir man. Ačiū ir iki.